Su kiekvienais rimtesniais politiniais įvykiais, su kiekvienais drąsesniais kariniais veiksmais, su kiekviena didesne gamtos nelaime ar su kiekvienu reikšmingesniu sujudimu religinėme pasaulyje pasigirsta kalbos apie pasaulio pabaigą, pranašystes ir jų išsipildymą. Dažnai yra griebiamasi Biblijos ir ypatingai Apreiškimų knygos. Čia Mindaugas Pikūnas ir šiame YouTube kanale mes gilinamės į Biblijos pasakojimą, bandydami ne tik jį suprasti, bet ir susijęti su mūsų kasdieniu gyvenimu. Ir jums pristatau ciklą trumpų pasidalinimų apie Apreiškimų knygą. Tikiuosi, jums tai bus aktualu ir naudinga. Apreiškimų knygos autorius yra apaštalas Jonas, paskutinis iš gyvų Jėzaus mokinių. Nors gal sakyti autorius yra nelabai tikslu, nes Jonas užrašė tai, ką matė ir kas jam buvo perduota. Todėl tiksliau būtų pasakyti, kad Jonas mums perdavė tai, ką jam parodė Jėzus. Taigi, Apreiškimų knyga. Ir ji prasideda tokiais žodžiais. Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per savo pasiųstą angelą jis padarė jį žinomą savajam tarnui Jonui. Šis paliudijo Dievo žodį bei Jėzaus Kristaus liudijimą visą, ką buvo matęs. Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas jau arti. Apreiškimų knyga, 1 skyrius, 1-3 eilutės. Taip prasideda ši paslaptinga knyga. Graikų kalboje ši frazė Jėzaus Kristaus apreiškimas gali būti verčiama dvejopai. Arba Jėzaus Kristaus duotas apreiškimas, arba paties Jėzaus Kristaus apsireiškimas. Gali būti, kad toks ne viena reikšmiškumas yra paliktas tikslingai. Šią knygą reikėtų priimti ir kaip įrankį pažinti pasaulį, ir kaip būdą geriau pažinti patį Dievą. Dėl šios priežasties nesvarbu, koks šių žodžių vertimas būtų. Pasirodo, kad ši apreiškimų knyga nėra tokia jau paslaptinga. Ši knyga yra tam, kad mes žinotume, kaip orientuoti šiame pasaulyje, bei kad ir pažintume tikrai šio pasaulio, šio gyvenimo orientyrą Dievą. Abiem atvejais tikintysis, nepaisydamas šios knygos, netenka palaimos, kuri jam yra paruošta Dievo. Dėl palaimos. Apreiškimų knygoje yra paminėti 7 palaiminimai ir skaičius 7 yra svarbus skaičius Biblijoje, bet prie jo mes dar grįšime. Na, o pirmasis palaiminimas jau yra randamas pačioje knygos pradžioje ir skamba taip. Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas jau arti. Pasak Apreiškimų knygos, palaiminti yra tie, kurie skaito, gilinasi ir laikosi. Panašu, kad dėl palaimos reikia pasistengti, ne tik domėtis, gilintis, bet ir laikytis tai, kas šioje knygoje yra rašoma. Sakykime taip, palaimą reikia įsisavinti, ne tik pareikšti norą. Tai kiek primena apaštalo Jokūbo žodžius. Būkite žodžio vykdytojai, rašė apaštalas, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. Pažiūrėjo ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. Bet kas geriau įsižiūri tobulai į laisvės įstatymą ir jo laikosi, tas tampa nebe užuomarša klausytojas, o darbo vykdytojas, tas bus palaimintas už savo darbą. Jokūbo laiškas 1 skyrius 22-25 eilutės. Dievas pasidalina savo žodžiu tam, kad mes galėtume patirti palaimą. Tačiau ta palaima ateina neskaitant ar tik klausantis jo žodžių, bet ir savo gyvenimą statant ant tvirtos paklusnumo Dievo žodžiui uolos. Bet grįžkime vėl prie Apreiškimų knygos, kuri buvo mums perduota, kad papasakotų tai, kas greitai turi įvykti. Pagaliau apie ateitį. Apie tai, kas greitai turi įvykti. Kas nenorėtų to žinoti? Sužinoti, kas nutiks rytoj, po metų, ar bent jau suprasti, kas dabar vyksta. Šie žodžiai nuskamba kaip padrąsinimas, nes istorija nėra atsitiktinumų virtinė. Tai, kas stebime socialiniuose tinkluose ar skaitome istorijos vadovėliuose, nėra kratinys nerišlaus pasakojimo. Tai, kas vyksta su mumis ir aplink mus, turi tam tikrą rimą ir Dievas jį žino. Istorija turi kryptį ir seka.
Tačiau iš kitos pusės reikia saugotis ir neimti manyti, jog apreiškimų knyga mums perduota tik tam, kad būtų patenkintas daugelio smalsumas, kad žinotume, kas nutiks rytoj, būtų aišku, kas stovi už vieno ar kito politinio reiškinio, kad galėtume pasiruošti sekančiai ekonominiai kriziai, kad jei esame tikinti, žinotume, kada bus pasaulio pabaiga ir jei tinkamai pasiruoštume. Dievas paliko Bibliją ir konkrečiai apreiškimų knygą ne tam, kad papasakotų mums istoriją nuo apaštalo Jono dienų iki galutinio blogio sunaikinimo. Turime saugotis joje ieškodami žymės, kurią iškodavę žinotume, kuriame laikmetyje gyvename, koks bus sekantis reikšmingas įvykis ir kiek dar laiko liko iki pasaulio pabaigos. Yra daug kas apreiškimų knyga nėra ir pirmiausia, ji nėra raktas visų konspiracijų iškodavimui ar istorijos, bent jau žemiškos istorijos enciklopedija. Lyg šis žinojimas yra didžiausias žmogaus poreikis, lyg žinodami, kiek dar katalikų bažnyčiai vadovaus popiežių, kuris Amerikos prezidentas bus paskutinis arba kiek dar bus pasaulinių karų, mums suteiks tikrą ramybę ir viltį. Mato Evangelija baigėsi tokiais Jėzaus žodžiais. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Mato Evangelija 28 skyrius 20 eilutė. Istorijos bėgyje ne vienas žmogus klausė, kur yra Dievas. Ypatingai nelaimės metu daugelis ima abejoti Dievo egzistavimu ir jei jis yra, tai kodėl aplink vyksta tai, kas vyksta. Ir apreiškimų knyga yra pasakojimas apie tai, kaip Jėzus yra su savo vaikais ir kodėl aplink vyksta tai, kas vyksta. Tai svarbu, nes tikėjimas ir viltis palaiko žmogų sunkiausią akimirką ir apsaugo nuo paklydimų, kai viskas yra gerai. Apreiškimų knyga nėra panašiai į dokumentinį filmą ar kokį žurnalistinį tyrimą, kurio tikslas papasakoti žmonijos istoriją, kas po ko vyksta. Greičiau, jos paskirtis yra padėti žmogui suprasti, kur visame tame yra Jėzus, kodėl kruvina žmonijos istorija niekaip nesibaigė ir kur link visa tai veda. Visą tai Jėzus, mes skaitėme knygos įžangoje, per savo pasiųstą angelą padarė šį apreiškimą žinomą savajam tarnui Jonui. Ir ši frazė yra reikšminga, nes čia yra pasakytas būdas, kaip Dievas pasirinko apreikšti tai, kas yra užrašyta šioje knygoje. Ir čia jau norėtųsi pasiremti graikų kalba, kurios tiesioginis vertimas nelabai skamba mūsų ausiai, bet yra labai reikšmingas. Lietuviškos Biblijos vertėjai išspausdino tokius žodžius: Dievas padarė jį, tai yra apreiškimą, žinomą savajam tarnui Jonui. Originalo kalboje tai skambėtų panašiai taip. Jis, tai yra Dievas, padarė jį, tai yra apreiškimą, žinomą per simbolius arba ženklus. Taigi apreiškimų knyga yra išskirtinai simbolinė. Viskas, ką joje sutiksime nuo pradžios iki galo, yra simboliai. Šioje knygoje apaštalui Jonui nebuvo apreikštos nuotraukos istorinių įvykių, o greičiau simboliai, ir Dievas kontroliavo šį procesą. Tai ne alegorinė knyga, kurioje daiktams ar vaizdams yra suteikiama abstrakti prasmė, kaip pavyzdžiui, lapė yra gudri arba povas išdidus. Teologijoje yra toks terminas kaip tipologija, kuris apibūdina siekį suprasti, kaip išsipildo Biblijoje apreikšti simboliai. Kaip pavyzdį galima būtų paminėti žydų šventyklos tarnavimą, kur, pavyzdžiui, avinėlis nurodė į Jėzų, o pati šventykla pasakojo apie Dievo būdą išspręsti žmogaus susipriešinimo ir visos nuodėmės problemą. Alegorijoje, kurią pasitelkus buvo interpretuojami ir graikų mitai, interpretacijos svertus visada laiko pats aiškintojas. Tačiau tipologijoje Dievas nusprendžia, kokia turi būti aiškinamo simbolio prasmė. Tai reiškia, net jei ir pamiršime tuos terminus kaip alegorija ar tipologija, tai reiškia, kad Dievas paliko mums gausybę raktų ir užuominų pačioje Biblijoje, kad suprastume tai, ką jis norėjo perduoti mums šią apreiškimų knygą. Kodėl viskas taip sudėtinga, paklausite? Na, kas lengvai ateina, tas lengvai ir išeina. Dievas kviečia į studijas, aktyviai įsitraukti ne tik mūsų širdis, bet ir mūsų protus. Kino filme Karibų piratai numirėlio skrynia yra epizodas, kuriame kalbasi du piratai.
Vienas iš jų susirūpina savo amžinų likimu ir griebiasi Biblijos. Kitas piratas jam sako, bet kad tu nemoki skaityti. Į tai kitas piratas atsako, bet tai juk Biblija, taškai skiriami už pastangas. Tai žinoma yra komiška scena, tačiau atsikartojanti daugelio gyvenime. Taip, kad patirtum palaimą, reikia Bibliją skaityti. Tačiau ne pats skaitimas yra palaima, o tai, kad jis virsta supratimu, kuris virsta gyvenimo būdu. Prisimenate, Jonas rašo, kad palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas, klausytojai ir tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas arti. Neužtenka vien tik Bibliją skaityti, reikia ją suprasti ir jos laikytis. Ir Apreiškimų knyga, kaip ne viena kita Naujojo testamento knyga, yra giliai suleidusi šaknis į Senąjį testamentą ir kviečia mus į kelionę giliau pažinti Dievo gelmes, kad galėtume gyventi Dievo baimingus gyvenimus. Taigi, Dievo apreiškimas yra skirtas ne tam, kad mus supainioti, o tam, kad mums būtų aiškiau gyventi ir tam, kad Jėzus būtų dar aiškiau mūsų tikėjimo atpažintas. Tegul Dievo palaima ilsisi ant kiekvieno, kuris atvira širdimi, noria dvasia ir smalsiu protu artinasi prie Biblijos. Atminkime, svarbu ne tik skaityti ir siekti supratimo, svarbu, kad mūsų supratimas nuskaidrintų ir mūsų elgesį.